Sveiki visi, Kawasaki fanai. Šiandien turiu tokį modeliuką, tai yra Kawasaki ZX6R. Metų kokiu tiksliai nepasakysiu. Su tokiu priekiu. Tai sureguliuot kuro mišinį, padidint galingumą kiek įmanoma. Tai pradedam gal nuo modifikacijų, tai matosi išmetimas SC tik iki šitos vietos. Toliau stovi gamyklinis bakelis, bet sakė, katalizatorius yra ten išpjautas, išdaužytas, žodžiu, pašalintas. Tai kas norit reguliuoti čiupot, geriausia, kad tos dėžės neliktų, geriausia būtų tiesus vamzdis į kelnes, tai yra deketas vadinamas. Dabar katalizatorius jisai nemaišo, bet tas bakelis jisai vis tiek vamzdis eina netiesiai. Eina vamzdis ir šonuose vis tiek yra skylės, kurios papuola į tą bakelį. Tai kam rūpi dėl garso, tai garsas su jo tikrai žymiai mažesnis. Galingumo atveju sunku labai pasakyti. Čia reiktų matuoti prieš ir po pjovimo. Toliau kelnės originalas. Filtras sportinis, man atrodo, sakė. Karenas turbūt plaunamas. Kitas dalykas sklendės. Šitas mocas yra trosinės gazas, bet jisai turi elektrinės antrinės sklendės, kur yra pagrindinė sklendė ir virš jų stovi dar vienos sklendės. Tai iškart paklausiau, ar išimtos sklendės, pasakė, jo, išėmėm sklendės. Tai iškart patarimas visiems, neišiminėkit tų sklendžių, nėra prasmės. Tai jos ten įdėtos, kaip pasakyti, nebereikalo. Sklendžių atidarimo kampai ir gamyklinis kuras, jisai yra, kaip pasakyti, atitinkamai plius minus sureguliuotas. Dabar įsivaizduokit pavyzdys. Prie tam tikrų apsukų, tam tikros gazo padėties sklendės, tarkim, yra atidarytos 30%. Ja? Valdymo blokas paduoda atitinkamą kuro kiekį pagal tą sklendžių padėtį. Jūs išėmat sklendės, jūs gaunas jų nebėra, gauna 100% oro srauto. Kūro, tarkim, gauna 30%, o oro srauto gauna 100%. Tai iš karto gaunasi netitikimas ir, kaip pasakyti, mišinys dažniausiai tampa per liesas, atsiranda galios duobė kažkokia toj vietoj. Sklendžių išėmimas aktualus tik vienu atveju. Tai yra maksimalus sūkiai, maksimalus pikinis galingumas. Šitas mocas jisai nėra apribotas ant maksimalaus galingumo. Tai iš tų sklendžių išėmimo tenais, toks ant klaustuko tas dalykas. Tai visiems patariu neišiminėti, jos prideda ir sukimo momento nuo žemų, sureguliuotas teisingai. Tai programuojant mocą per variklio valdymo bloką, nieko nereikia išiminėti, nieko nereikia išpjaustinėti iš ten tų sklendžių ir panašiai. Viską palieka taip, kaip yra. Viską suprogramuoju idealiai, kad atitiktų ir kūras, ir sklendės, turiuomenį atidarimo ten tie kampai. Tai rezultatas tikrai yra geresnis. Šiuo atveju, kadangi jau sklendės yra išimtos, tai jau reiks reguliuoti pagal visiškai kitokius parametrus. Tai išsimatuosim, žiūrėsim, koks kuras yra be sklendžių visiškai. Būtų įdomu palyginti, gal kada gausiu tokį mocą ar kažkokį kitokį panašų palyginimui. Tarkim, su pilnai atidarytom antriniam sklendėm ir su gamykliškai pridarytam sklendėm taip, kaip reikia, ir palyginsim, koks yra tas galios skirtumas. Tai čia išmetimas be bakelerio, bet sakau, dėl to bakelio jisai nėra garsus. Atvažiavo, kaip čia taip tyliai atrodo su tokiu bakeliu. Tai va, daugiau čia iš modų nieko nėra. Ryda pas šitą mocą, jau tokia, kaip pasakyti, nelabai maža, PM5, jeigu dar neatsukta, aišku. Tai jau prie tokių rydų ir mažesnių jau reikia ten ir vožtuvus reguliuoti ir visus kitus dalykus. Tai vat, jau užkursiu, koks garsas išgirsiu. Labai starterio toksai sukimas, labai įdomus, atrodo lyg tai nedaliestų, prasisuktų kažkas. Bet matyt, taip turi būti. Neprisimenu, neturiu su ko palyginti.
Tai vat ką, reguliuosim, matuosim, žiūrėsim, ką čia galima iš jo išspausti. Nu ką, į pabaigą darbelis. Žodžiu, prieaugiai yra, bet nėra labai dideli, pačiam pike tik tai, galima sakyti. Vienas arklys, o viršuje 127 vienas sukimas buvo, bet kitais kartais, kai testavau visą laiką 126, tai manau optimaliausiai palikti yra sulyginimui tokį rezultatą. Tai dasidėjo 4 arklio galios pike, kas liečia kūro mišinį. Tai vat, čia yra gamyklinis, čia yra gamyklinis mišinys, va čia yra jau labai negerai. Nuo šitos vietos yra labai negerai, per mažai kūro, dėl to, kad jau čia yra praktiškai maksimalūs ūkiai. Tai čia jau kaip ir nesaugu, jeigu būtų drožiama toliau šitam diapazone. Neblogai viskas buvo, bet šiek tiek korekcijų reikėjo, kaip pasakyti, dėl saugumo palikti. Tai va, dabar yra taip. Viskas normos ribose. Tai yra vienas iš tarpinių variantų tarp vidutinio gazo ir maksimalaus, čia jau biškai įdomiau. Tai gal nuo mišinio pradedam taip pat. Irgi buvo per liesas mišinys. Čia yra labai per liesas, irgi matote ant maksimalių sūkių. Jeigu tokio liesumo mišinys būtų kažkur, nežinau, nuo 7 štukų ir į apačią, tai, kaip pasakyti, nėra gerai, komforto neprideda tie visi tampimais, turi omeny tas netolygesnis važiavimas. Bet motociklo variklio su tokiu mišiniu šitam diapazone tikrai nesugadinsi. Jisai kais labiau, nebus toks, kaip pasakyti, švelnus, tolygus, bet nesugadinsi, kadangi čia nėra maksimalių apsukų ir nevystomas maksimalų sukimo momentas. Tai, o jau kas yra ant maksimalių sukių ir maksimalios galios, jau tokie dalykai yra labai negerai. Tai ne iš karto, aišku, jums ten užlinks galbūt tas variklis, bet jeigu jisai bus smaugiamas tas mocas, tai ne kažką iš tikro. Taip, dabar yra taip. Čia jau dasidėjo neblogai. 5G. 3, šitoj vietoj 10G. Čia jau labai smagiai turėtų pasijusti šitas dalykas. Tai va, mišinys taip pat idealiai išlygintas normos ribose. Čia yra midrange'as, čia yra vidutinis gazas ir viskas, kas yra, kaip pasakyti, šalia jo. Eina ten linkimo ten ir panašus tokie dalykai. Čia yra viena iš aukštesnių gazo padėčių. Ne maksimali, bet toks vienas link maksimalių pasukimų. Tai va, čia praktiškai taip pat kaip maksimalus gazas. Ir mišinys buvo praktiškai identiškas kaip tenais. Ir prieaugis praktiškai identiškas. Tai vat, matot, čia buvo taip pat, vat, grinai labai panaši grafa kaip maksimalaus gazo. Tai va, dabar taip pat irgi išlyginta viskas. Idealiai. Tai va, čia prieaugis irgi 4 arklio galios. Šitoj vietoj vienas arklys. 3 niutonai, taip, 2-3 niutonai. Tai va, ant tokių aukštų gazų pasukimų ir tokių sukių čia taip pat irgi buvo labai negerai. Tai
Dabar jau galima tikrai saugiai drožti, kiek norit. Čia yra viena iš mažųjų gazo padėčių, tai yra arti kruizinimo ir tokie, kaip pasakyt, labai maži gazo pasukimai. Tai vat, čia jau matot, koks yra mišinys. Čia nėra maksimalių sūkių, čia nėra maksimalių apsukų. Šitam diapazone jūs moco kaip ir nesugadinsit. Tiesiog, kaip pasakyt, manau, motoras tik tai kais labiau. Ir tas toks gazo netolygumas, tas tampimasis ir nėra malonus dalykas. Tai va, ir mocas traukia tik tai iki 13. Toliau gali laikyti kiek nori, nu nebekilo apsukos. Tai va. Taip. Vat, čia yra gamyklinis mišinys. Matot, kokia yra čia liesas mišinys ir pažiūrėkit, kokia iš karto galios duobė atsiranda toj vietoj. Tai šitoj vietoj buvo normai, galima sakyti. Dabar yra šitaip. Matot iš karto. Kaip lygiau, kaip tolygiau viskas eina. Tai čia toj vietoj, kur buvo duobė, 10 arklių duobė. Čia 7 arkliai. Nu, žodžiu, turėtų mocas tikrai žymiai švelniau ir smagiau važiuoti. Tai va, dabar viskas idealiai. Kuras sureguliuotas. Tai dar gal ištrauksiu dėl įdomumo Z900, jeigu rasiu palyginimui, nes prisimenu, ten 125 buvo. Tai matot, 600 kubikų kaip Z900 galingumas. Randu kažkur, matyt, bus ištrynęs projektą, kadangi vietas reikėjo atlaisvinti. Biškį apvaliau tenais, tai radau kitą Z900 ir MT-09, čia vienas iš paskutinių ten darytų, bet tokius iš maksimalių pasukimų ten neieškojau, kuris ten stipriausias, bet matot, koks yra skirtumas apsukų. Tai Z900 ir MT-09, va, iki kokios vietos traukia, o 600 dar kaip pinioja, bet, nu, jeigu 900 viniotų taip, tai manau, dėtų visur. Matot, vidutiniam diapazone kokie yra skirtumai galios. Tai Z900, MT-07, didesnis sukimo momentas ir galingumas žymiai. Matot, kokie yra skirtumai palyginimai. Tai vat, ką, reikalas baigtas. Tiesa, dar eksperimentuoju su Fuel Diesel funkcija. Tai yra ta funkcija, kuri sušvelnina gazo perėjimą. Tai yra tas on-off pasukimas, sušvelninimas. Tai pas šitą mocą dabar yra išimtas antrinės sklendės. Ir aš turiu tokį įtarimą, kad dėl tų išimtų sklendžių neina normaliai sukoduoti šitos funkcijos, kadangi motociklas tiek akceleruojant, tiek deceleruojant, atleidžiant gazą, jisai tas sklendės valdo. Ir akceleruojant, tarkim, viskas ok, tos sklendės išimtos, ten tokio efekto nebus. Ir dėl to, kad jūs vystot galę. Kai jūs numetat gazą, tos sklendės antrinės, jos prisidarinėja ir, kaip pasakyti, daro tą vadinamą engine brakingą. Purkštukai užsidaro pilnai ir daromas engine brakingas. Tai mocas be Fuel Diesel cut funkcijos, jisai toksai, nu, tamposi diorganas, kaip pasakyti, laiko tolygiai, paleidot ir toksai čiū, patempė jūs, tik atsukot vėl jūs, patempėt. Tai, žodžiu, nėra malonus tas dalykas. Ir turiu tokį įtarimą, neeksperimentavau vakar, bet dabar vat, viską, kai sureguliavau, pabandysiu pažaisti dar su tą funkciją. Kai išimtos antrinės sklendės, purkštukai pilnai neužsidaro, jie paduoda kurą. Tai aš jaučiu žymų tą sušvelnėjimą, gazo perėjimą, bet visiškai nėra engine brakingo. Ta prasme, mocas jisai pakimba. Turiu minį, jūs atsukot pilnai gazą ten iki dugno, tarkim, ir paleidot. Mocas jūs turi stabdyti. Tai dabar susidaro realiai, manau, toks efektas, kad kūras purškiamas, antrinių sklendžių nėra, gauna pilną oro srautą ir vyksta, kaip pasakyti, degimas degimo kamerą ir
nėra to engine brakingo, tai apsukos būna pakimba ant 6 štukų, ant 5 štukų ir laikosi tam tikrą laiką, arba jeigu labai stipriai rankeną suki iki galo, jos pasiekus, tarkim, 5 štukas nukrenta į normalų savo diapazoną, bet tai vat kodėl protestuosiu ir dabar ir pasakysiu, ar čia iš tikrųjų yra taip, ar ten kažkoks buvo gliukas, gal čia buvo kokius trosus prispaudęs, ar dar kažkas neaišku. Tai visi, kas nori Fuel Diesel Cut funkcijos ir turit mocų su antriniam sklendėm, neišiminėkit tų sklendžių, nereikia šito daryti. Viskas susiprogramuoja puikiausiai, be jokių ten mechaninių haltūrų ir taip toliau. Tai jūs tame pliuso nieko nedasidėsit. Tai va, čia kas liečia Fuel Cut funkciją. Dabar, kas yra išprogramuotas lambda zondas, eksupas išprogramuotas, atjungta viską, žmogus galės išmesti šitą irgi vožtuvą, čia atsiras vietos, nu nežinau, 15 ant 15 galės kažkokio įrankio įsidėti ar dar kažkas tokio. Tiesa, dar kol nepamiršau, tai dar pažeminau ventiliatoriaus įsijungimo temperatūrą, buvo 100 plus įjungimas turiu menį ir 9,8 išjungimas, man atrodo. Tai dabar yra pažeminta. Normaliai taip kaip priklauso, tai mocas tikrai turėtų ir visiau dirbti. Kompiuteris randasi šitoje vietoje, pa šitą mocą, taip, po šituo. Čia nieks neprisukta, trūksta čia. Nu, toks mocas jau matosi, žinai, ardytas buvo ne 1 ir ne 10 kartų. Tai čia kažkokies ausies nebuvo. Demperį reikėjo atsukti, nes baką reikėjo pasikelt. Ir čia kažkoks metalas. Bet nuo kur jisai, nelabai įsivaizduoju. Nuo vibracijos. Tiesiog jisai kažkur iškrito, gal jis buvo kažkur po plastikais, bet čia yra kaip aksesuaras, kažkoks kaip nuo footpegų kažkas būtų panašaus, bet čia footpegai tai originalus. O šitą detalę matosi, jinai tikrai nėra originali. Čia būna kaip, bet demperio tai čia, demperio kitoks metalas visiškai, va matot, net spalvas skiriasi, žodžiu. Tai čia daugiau nematau aš aksesuarų, kas čia galėtų būti dar toj pusėje. Ai va, slaiderio toks panašus metalas. Ar čia nelabai. O, varžtas neprisuktas. Kažkieno kas ardė prieš tai, nes aš šitų nenuiminėjau. Tai kad šitą prisukti, reikia šitą nuimti. Va, matosi, kur yra nulūžę. Tai slaiderio atrama kažkokia. Matot, gal buvo perveršta ar dar kažkas. Nu, čia jau aš nedasuksiu, nedasieks man turbūt varžtas. Bet ne, čia tas slaideris, tai čia kiaurai prasuktas laikosi. Tai va, žodžiu, seiškinam, būna tokių bairių ir dažnai visokie va tokie laikikliukai nuo varžtų iškrenta ir po to ieškai, nu kur čia kas nuvibravo, nes ant stendo vis tiek, kaip pasakyti, vibracija tikrai didesnė negu ant kelio yra. Daugiau, nu žodžiu, motociklas tikrai turėjęs ne vieną chazeiną, tai visokių bairių galėjo būti. Tai va, surašiau kompą, kas norės atsiųsti kompus paprogramuoti šitų mocų, tai va, kaip ir sakiau, to vietoje randasi. Ir galima nuimti ten tiek ribotuvus, tiek funkcijas tas įjungti ir panašiai. Tai va, dabar suprogramavau tą Diesel Cut funkciją, to švelnaus gazo perėjimo, žiūrėsiu, ar tas efektas bus ar ne. Ir jeigu bus, pabandysiu kažkaip prigauti, nufilmuoti jum. Pratestavau, žodžiu, nepasireiškia man tas simptomas, tai galimai gal trosus buvau netyčia prispaudęs, bet jie čia vis tiek šarve, žinai, kažkaip yra. Dabar viskas veikia taip, kaip priklauso. Tai va, eksupas. Apgavikus kiti perka, kainuoja ten nuo 5 iki 100 eurų. Ar iki 100 eurų, neatsimenu dabar. Nėra reikalo, išsiprogramuoja tokie dalykai. Aišku, klaidos nemeta, jeigu jūs ir jį paliekat. Tai vat ką. Surink liko apačią ir viskas. Galima bus atiduoti.
Tai va, daug maž galite įsivaizduoti, kiek jisai galėtų turėti. Praguglinau irgi dinogramas, pasižiūrėjau. Pasiekė jisai tai, ką jisai gali maksimaliai pasiekti. Be kažkokių ten mechaninių modifikacijų. Neaišku, kaip būtų su tiesiu išmetimu, bet 126, 127, 600 kubikų, nu, manau, neblogas yra galingumas. Tai va, bet žmonės visą laiką įsivaizduoja, kad 600 tai litrą galima padaryti. Nu, ne, negalima. Čia yra visai kitos klasės motociklas ir kitiem reikalamis įskirtas. Tai kas norite jau konkretaus prieaugio, va, tarkim, važiuoja su 600 ir jau norite tikrai jau ten litro, nu tai žinokit, čipavimas jisai dadės, pridės malonumo vairuojant motociklą, bet iš 600 litrų jisai tikrai nepadarys. Neturėkit vilčių. Tai va, ką, kol kas tiek, šiam kartui paka visiems.